krepšiniu? Turiu vyresnį brolį. Jisai pradėjo žaisti Arvijos futbolio mokykloje, 4 metais vyresnis už mane. Taip kad gavosi jau už paskos vyresniam broliui. Įsimintiniausias tavo karjeros rungtynės? Tikriausiai gal Europos čempionato finalas 18 metų buvo Lietuva, mes žaidėm lietuviai prieš prancūzus. Esi kairiakojas ar dešiniakojas žaidžiam futbolą? Dešinė. Dešinė. Čia spiri, ne? Tai dešinė. Ar užsiauginęs barzdą geriau pataikai dvitaškius? Reikėtų važiuoti procentaliai, bet abejoju. Gal ne. Geriau apsiskutyti. Koks krepšininkas yra tavo autoritetas? Seniau būdavo tai Šiškauskas Ramūnas. Buvo kaip pavyzdys autoritetas ir patikdavo, kaip žaisdavo. O dabar gal ir išlieka, jisai kur nebežaidžia, bet dar vis tiek kaip pavyzdys buvo. Yra. Koks asmeninis tavo pataikytų dvitaškių rekordas? Varžybų išėlės ar varžybose ar... Matyt, čia turi galvos skaičių. Skaičių išėlės yra lyg 36 išėlės pataikyti. Ar skanios mantyvos bandelės? Geras, penktadienį ypač mantyvai labai, kai dar dalino uždyką, tai yra gerai. Kuris krepšininkas tau patinka labiausiai? Čia iš visur, iš Lamai. Iš lietuvių tai Mačiulis, iš užsieniečių Alvesburgas. Kas buvo pirmasis tavo treneris? Romualdas Brunieckas. Kaip įsitraukiam į krepšinį? Čia matyt klausimas kartuosim, kad sakyk dar kartą. Sakau, kaip vyresnysis brolis žaidė, aš įsitraukiau, bet man paskui ten tokia turėjom kaip ir nelaimę šeimoje, jisai baigė žaisti, tai teko man toliau tempti ir tėvas padėdavo ir paskatindavo, tai taip ir įsitraukiau, biškį pastumėdavosi tėveliu. Jeigu būtum Žalgirio vadovas, ar pasirašytum kontraktą su Pauliumi Kleiza, tai paaiškink kodėl? Dabar tai gal nepasirašyčiau, bet jo, jaunystėje kaip aš esu žaidęs ir ten dar gerai, kaip dar, aišku, ta Žalgiris dar nebuvo toks ir išpopuliarintas dar. Tai tikėjausi, kad žaisiu toliau, siejau ateitį su Žalgiriu, o dabar tai būčiau direktorius tiesiog. Ar prisimeni prasčiausias savo rungtynes? Prisimenu, lygtais praeitą sezoną buvo prasčiausias. Lygtais praeitą sezoną Joniškio delikatesė žaidėm prieš Joniškį. Ar sugebėtum 1-1 nugalėti Igną Labutį? Antradienį nugalėjau ir gal 3 kartus išėlės. Tavo NBA startinis penketas? Kas čia vėliau žaidėjų Stefanas Karis. Tai, aišku, eis Lebronas, Durantas, Jonas Valančiūnas ir dar vieną reikia. Čia dar vieną gali būti. Šitas, Butler Jimmy iš Čikagos. Loginis klausimas, kas atsirado pirmiau, višta ar kiaušinis? Višta. Ne, kiaušinis, atsiprašau, kiaušinis. Ką tau reiškia skaičius 9? Nieko, po praeitą sezoną, kai buvau 9 ir likau 9. Šiaip 8 visą laiką norėjau žaisti, bet praeitą sezoną negavau ir šį Savickis nedavė. Labai populiarus klausimas, ar Linas Kleiza yra tavo giminaitis? Iš tikrųjų yra giminaitis, bet jeigu čia įsigilinus, tai tolimas giminaitis. Ar skanus buvo Petrochemos komandos trenerio vanduo? Papasakok apie šią istoriją, kaip tu žinai kažką. Žinau. Kas čia galėjau pamatyti? Dar nebuvo nieko salėje, labai norėjau vandens, tai atsigėriau už trenerio vandens Petrochemos. Kastas, jeigu nepyksta. Jeigu galėtum rinktis, koks gyvūnas tu būtum? Galėčiau rinktis. Dramblys.